Sveiki atvykę į Rauta autoservisas, tai šiandien mes vėl atliksim transmisijos pakeitimą, tai šiandien tiksliau rodysim ant šito automobilio, tai yra Opel Insignia antros kartos, Beškė 2 litrų dizelis, tai su 8 bėgių naujausia dėžė turbūt, 2019 metų mašina, tai yra dar 9 bėgių, bet 8 bėgių eina prieš, tai va. Tai šiandien mes atliksim joje pakeitimą. Irgi daug labai gandų vaikščioja aplink šitos dėžės, kad negalima jokiais būdais daryti jokių pilnų aptarnavimų, jokių pilnų pakeitimų tepalų, tik tai dalinį, kas 10 000 depilinėt, po biškį keist ir va taip. Tai šiandien mes ir šitą mitą tiesiog paneigsim, mes šiandien atliksim pilną mūsų aparatinį keitimą šitoj dėžiai ir pažiūrėsim, kokią įtaką tai padarys dėžiai, koks tepalas stovis, kai mes viską praplausim. Vienintelis toks niuansas yra, kad čia stovi įmontuotas filtras yra į pačią dėžę, tai norint pakeisti filtrą transmisijos hidraulinį, tai reikia išardyti vos ne visą dėžę, tai mes šiandien to nedarysim, klientą mes perspėjom, klientas irgi atsisakė tą daryti, tai tikėkime, kad viskas bus tvarkoj. Karteris šiandien irgi nenusiema, čia nusisuka tik tai nupilimo kamštis ir išsileidžia tepalas. Tai va, tai šiandien parodysim, mes prisijungsime per šitas dvi žarnas. Tai yra aušinimo radiatoriaus žarnos, abi dvi. Per čia tepalas išeina iš dėžės, eina į radiatorių, paskui grįžta atgal į dėžę ir tokiu būdu jis aušinasi. Tai mums reikia nusukti šitos vamzdukus ir šiandien mes neturėjome adapterių mūsų aparatui, bet ir tai mums tikrai nėra bėda. Mes nupirkome tokius pačius vamzdukus ir vat išsisuksim štai taip iš šitos situacijos. Tai čia yra tas pats pajungimas, tiesiog mes aparatą prijungsime iš čionais, kadangi mes neturim specialaus adapterio, bet tai tikrai nepadarys jokios įtakos, mums svarbu prisijungti prie dėžės. Tai va, tai mes net jeigu neturim jokio adapterio, tai vis tiek išsisukam iš situacijos ir ieškom kažkokiu būdu, kad atlikti transmisijos aptarnavimą būtent jūsų automobilėje. Tai va, tai pradėkim, tada mums reikia atsukti, prisukti, prisijungti ir viskas. Tai dabar mums reikia nusukti veržlę, jinai čia ant 10 eina, tai mes ją atsukom. Mes atsukome tą veržlę ir dabar ką mums reikia padaryti, tai paimti paprastą atsuktuvėlį ir nesuplėšyti jokių tarpinių ir tiesiog išimti mūsų vamzdukus. Aušinimo radiatoriaus, abi dvi žarnos, jos bus visiškai atjungtos, tai prisijungsim šiandien tiesiogiai prie dėžės. Tai va, štai tokiu būdu mes pajungiam jau mūsų vamzdžius, kuriuos mes nupirkom, dabar mums reikia užsukti vamzdžius. Ar mes užsukam? Turim va štai tokius dalykus ir mes su jais užkimšime tiesiog senus vamzdžius. Tai va štai taip ir atrodys taip pas mus. Opa. Gerai, mes prisijungiam, dabar mes galim testinį režimą paleisti mūsų aparatą. Tai mes užkursim variklį ir pažiūrėsim, kaip cirkuliuosis tepalas, pažiūrėsim jo būklę ir tai bus toks testo režimas. Ir po ko mes pradėsim, jeigu viskas gerai, tai mes tada pradėsim mūsų keitimą. Iš arčiau gal? Tai iš ten iš Tai naudosim tepaliuką, kaip ir sakėm, ATF-as Toptekas 1800, kaip mums ir nurodė aparatas.
Tai galim dabar užpildyti mūsų aparatą ir pradėti jau keitimą. Šiam keitimui mums prireiks maždaug 11 litrų tepalų. Pažiūrėsim galų gale, kiek gausis. Tai va, tai mes jau prisijungiam prie automobilio, mes atlikom testinį užkūrimą, tai viskas pas mus tvarkoja, tai dabar mes galim per mūsų ekraną pasirinkti mūsų dominantį automobilį, tai bus Opelis. Tai bus Opel Insignia 2019 metų ir tai pas mus yra 2 litrų CDTI LFS variklio kodas. Ir va yra mūsų AF58 bėgių automatinė pavarų dėžė. Taip, čia yra pas mus visi parametrai. Tai va, bus 7,1 litro visa talpa mūsų dėžės, 1000 ATF 1800. Ir galim pradėti. Taip, tai mes papildomai praplausim 2 litrais tepalais. Šiandien karterio mes nevalysim ir pravalysim dėžę su specialiu valikliu, mūsų likvimolį. Viskas galim pradėti. Pradedam. Užpylėm mes 11 litrų. Tai mes pasijungę galim kurti variklį. Aparatas prašo mus pajungti skirtingas pozicijas, tai būtų reversas, neutralas, drive'as ir atbuilai ir atgal. Žodžiu, tai mes po 2 sekundės laikom ant kiekvienos pavaros tam, kad pas mus prasivalytų hidrotransformatorius ir viskas, kas susijęs su dėže ir su kanalais. Tai va, ir to pilnai užtenka. Tai mes galim grįžti prie mūsų aparato. Čia matom, tepaliuko stovi, tikrai ne pats geriausias. Tai va, galim spausti OK. Ir viskas, dabar bus 10 minučių valymas dėžės. Tai susitiksim po 10 minučių. Tai va, jis ir atliko jau plovimą. Važiuoja, šokam. Tai pavalgė, žodžiu, pasistiprinę. Galim dabar nustatyti teisingą alyvos lygį būtent šitam automobilyje. Kaip mes ir kalbėjom dar praeitam video, kad kiekvienam automobiliui yra savo parametrai, savo nurodymai, kokia turi būti temperatūra ir kaip teisingai nustatyti tą alyvos lygį. Tai būtent šitam automobilyje pas mus turi būti nuo 50 iki 60 temperatūra laipsnių. Ir lygis tikrinasi ir nusistato per šitą kamštelį. Tai dabar pas mūsų automobilis užkurtas. Beveik pasiekė 50 laipsnių. Mes jau galim pabiškį atsukinėti ir žiūrėti. Tepalas irgi pas mus susilygino tiek vienam, tiek kitoj žarnui. Tai reiškia, kad pas mus dėžiai tepalas visas va toks. Ir galima atkreipdėmėsi, koks jisai buvo prieš tai ir koks jis dabar. Tai dabar galima atsukti šitą kamštuką ir pažiūrėti mūsų alyvos lygį. Beje, pamiršau pasakyti, kad mes šiandien pirmą kartą keičiam šitam automobilyje tepalus greičio dėžiai. Prieš tai nebuvo atliktas joks aptarnavimas. Pas mus turi bėgti iš dėžės tepaliukas.
jeigu yra teisingas lygis. Dabar lygis yra neteisingas. Tai reiškia, kad mums reikia dapilti. Dapilam 300 ml. Viskas, tepaliukas pas mus bėga, tai galim užsukti šitą kamštį. Šitas kamštis užsisuka 7 Nm. Užsukam 7 Nm. Viskas, užsukom. Tai va, štai dar kartą galim pavažiūrėti į mūsų tepalo stovį, tiek vienoj, tiek antroj žarnoj ir pamatyti, kad jisai yra tiesiog naujas. Tai viskas, galim leisti mašiną ir gesint variklį. Tai va, štai mes ir atlikom šitos transmisijos 8-bėgės naujos. Prabėgas šitos mašinos, rida tiksliau šitos mašinos yra 200 000 kilometrų. Tai įsivaizduokit, tepalas nebuvo pakeistas 200 000 ir mes pirmi atlikom pilną tepalų keitimą. Tai dabar mes atjungsim mūsų žarnas nuo dėžės, prijungsim viską atgal, viską užsuksim, prisuksim ir pravažiuosim su mašina ir pažiūrėsim, koks bus rezultatas ir koks bus efektas. Tai susitiksim jau mašiną. Tai vat mes jau dabar į mašiną atsisėdę, jau pradedam važiuoti su automobiliu, kurioje ką tik buvo atliktas transmisijos pilnas tepalų pakeitimas. Tai apvažiuosim ratuką, pažiūrėsim, kaip elgiasi dėžė, kaip jinai jungia pavaras. Rodau tachometrą tam, kad geriau matytume, kaip jinai jungia pavaras. Viskas žiauriai švelniai, gražiai, jokių problemų, jokios vibracijos, jokių mušimų, nieko nėra. Dar reikia pravažiuoti kokį 50-100 km, tam, kad jinai pilnai prisiadaptuotų prie naujo tepalo ir bus tiesiog super.